žodžiu, pas Andrių salone buvo jų partnerių atvežtas šitas krėslas. Ir man jis taip patiko. Jis man tiesiog toks tobulo krėslo, kur irgi per amžius jį gali turėti ir jisai amžinai bus gražus pavyzdys. Tai žodžiu, į mano krėslą, prašau, niekas nesikesinti, aš jo niekam neatiduodu. Čia dar nuo Majos gimtadienio liko dekoracijų, jinai čia išsiskleidė, nes mes turim dabar mum abiem labai patinkančią tradiciją, kai yra laiko įjungti savo didįjį teliką, kuris užima visą kambarį ir vos mes jį įnešėm iš tuos namus. Nu ir tada ir aš čia stoviu, lyginu ir žiūrim su Maja kokį nors filmą. Tai nei čia žodžiu viską veikia, tai čia, tai va, tai mūsų dabar tokia poilsis kartais būna. Čia yra dar viena terasa, kuri vieną dieną, tikiuosi greitų metų, virs mūsų namų tokiu mini spa, nes norim čia pastatyti pirtį nedidelę. Jeigu atlaikys šitą terasą ir džakuzį, porą gultų, nes čia toks visiškai privatu yra. Ir gali į vonį išeiti tiesiai. Ir iš tą kambarį, žinai.